Iš tikrųjų, kalbant apie Karsten Nikolai, sunku net pasakyti, kurioj srityje jis labiau žinomas yra. Ar vizualiniam mene, ar muzikoje. Jis tikrai yra, pavyzdžiui, krūva fanų Lietuvoje, kurį visų pirma žino kaip garso menininką, kaip muzikantą, Alvanoto pseudonimu. 2005 metais jis grojo festivalė Jauna muzika. Labai smagu, kad šį kartą galima pristatyti tokią išsame jo parodą. Tai tiesą sakant, ne pirmas kartas, kada Karsten Nikolai dalyvauja Šiuolaikinio meno centro parodose, bet pirmas kartas, kai tai yra tokia išsami solo paroda. Tai tarkime, vienoje iš jo instaliacijų yra, tai vadinasi 343 metrai per sekundę. Yra bandymas vizualizuoti garso greitį, nes maždaug toks yra garso greitis. Ir tai yra instaliacija iš 2 stiklinių vamzdžių pripildytų propano dujomis. Ir tos dujos yra uždegamos. Ir reakcijoje su deguonimi įvyksta tam tikras sprogimas, kurį girdime garso pavidalu. Ta mėlyna ugnis juda iš vieno vamzdžio galo į kitą. Jisai vizualizuoja tos dalykus, kurie paprastai yra nematomi. Pavyzdžiui, mes paprastai nematome, kokios yra šilumos bangos. Tai jisai sukonstruoja tokios gana minimaliom priemonėm, sukonstruoja tokią situaciją, kad mes turėtumėm galimybę išvysti tas šilumos bangas, tos virpėjimus. Ir tokiu būdu suprasti, kad erdvė aplink mūsų niekada nebūna tuščia. Joje visą laiką kažkas vyksta. Labai įdomi skulptūra yra, vadinasi, Taip ir ne. Tai yra žymios muzikantės Laurie Anderson ištarti žodžiai Taip ir ne. Žodžiui Taip yra skirta viena skulptūra ir žodžiui Ne yra kita skulptūros dalis. Tai yra iš aliuminio išlietas garso bangos, kuris atsiranda ištariant tą žodį, reiškia tos garso bangos formą. Labai įspūdingas objektas pavadinimu Anti yra tokia labai keista geometrinė figūra. Jisai yra šiek tiek pasiskolinęs tą figūrą iš Dürerio graviūros Melancholija. Tai yra tarsi kubas, bet su nukirstais galais ir iš tikrųjų sunku apibrėžti tą geometrinę figūrą. Ir be to, kad sunku įvardinti, kas tai per objektas, dar jisai užmezga labai įdomią sąveiką su žiūrovu. Kadangi kai žiūrovas prieina prie to kubo, sureaguoja to kubo viduje įtaisytas tereminas, reiškia, kuris reaguoja į žmogaus laukus kažkokius. Tereminas tai 1928 metais išrastas toks instrumentas. Turbūt pagrindinis kūrinys šitoje parodoje yra milžiniškas parašiutas, kuris vis prisipučia ir balansuoja tarp tokio nestabilioj būklėj, tarp pakilimo ir nusileidimo. Čia irgi tiesiog paprasčiausiai yra gamtos toks reiškinių tyrinėjimas. Vat kaip vėjas ir kaip žmogaus sukurtas objektas, kaip jie sąveikauja tarpusavyje. Kitas kūrinys, kuris irgi gana įdomiai atspindi Karsteno Nikolai pomėgį tyrinėti matomo ir nematomo ribas, tai yra portretas. Visų pirma, portretas buvo tiesiog nufilmuotas video juostele, o eksponuojama yra pati video juostelė. Tai yra plokštuma, kurią dengia ta video juostelė, kurioje yra įrašytas portretas. Tai iš vienos pusės tu negali paneigti, kad tai yra žmogaus portretas, kita vertus tu matai abstraktų paviršių, kuris netgi turi tam tikrą tokį veidrodinį atspindį. Tai vat kaip riba tarp abstraktaus ir vaizduojamojo meno tokia savotiška surasta. Ir labai smagu, kad šalia to jisai galėjo pristatyti savo audiovizualinį performansą Unitext,
kad pamatėm, kaip yra gyvai kūriamas garsas ir vaizdas.